Sveiki visi. Pafilmuosim mes pamokėlę su mokiniu Augustas. Pasivažinėsim biškutį, regitros keliukais, biški ten. Žodžiu, trumpą tokį video padarysim. Ir pažiūrėsim, kaip seksis Augustinai per pamoką važiuoti. Gerai, tai stenkis trečią parą jau nuo 25, nes nuo 35 šiek tiek vėluoju. Ir nuo 40 gali drąsiai jums ketvirtą. Gerai. Paskui bus žiedas. Žiedė mes tiesiai važiuosime į antrą išvažiavimą. Kelintą pamoką tavo? 10. 10, ne? Gerai. Jau prie žiedo stengiamės nepriskristi, iki 20 maždaug lėtintis, antrą pavarą iškart. Ir jeigu nieko nėra, galim važiuoti, stoti nebūtina. Aš visada rekomenduoju šiek tiek prisilėtinti prie žiedo, nes kad spėtume sužiūrėti, nes jeigu dideliu greičiu atvažiuojam, tai jau biškai yra mums pavojinga. Galim nebespėti ten. Gerai. Tiesiai pakol kas važiuosim, kažkur garsas girdi? Ja. Aha, tai klausimas iš kur, žinai. Jeigu iš galo, tai žiūrėsim, jeigu jis važiuoja autobusų juostai, tai trauksimės kuo dešiniau. Jeigu važiuoja kairiau, trauksimės, ta prasme, jeigu autobusų juostą važiuoja, trauksimės kairiau. Jeigu atvažiuoja kairiai pusėje, trauksimės kuo dešiniau. Nes kažkur garsą išgirdau, tai dabar neaišku iš kur. Tai jeigu išgirstam mes tenais sirenų garsą, ne, tai iškart žiūrim, kur čia kas vyksta. Kad nebūtų taip, kad už mūsų parvažiuoja. Tai stengiamės vairuodami neignoruoti jokių garsų. Tai jeigu išgirstam šitą, iškart žiūrim, būnam jau neramus, nes gali kažkur būti šalia. Ja. Kai žiūri video pamokas, tai sakau, kiekvieną kartą vis pamato kažką įdomaus, kažką naujo ir galim iš visų tokių situacijų mes pasimokyti visi bendrai. Tai šiandien irgi vieną pamoką filmavau, tai mokyklinį egzaminą. Tai buvo įdomi taip, kad mes prie universiteto gavom pūsti. Sustabdė, reidas buvo, tai vas sustabdė policija ir pūtėm. Tiek mokinė pūtė, tiek aš pūčiau. Tai buvo šiek tiek mokiniai stresiuko. Dar per egzaminą. Kartais tai būna. Ne šiandien, man atrodo, vakar, užvakar irgi mes su mokiniu per mokyklinį egzaminą irgi pūtėm. Tai kažkaip šią savaitę labai daug reidų pasitaikė. Matyt, gal kokia akcija. Taip nedaryk. Nes tu jungi powerą, ir stoji sujungti powerą. Nedaryk taip. Tai kol neužsidegė geltonas, tol pavaros nejungiam. Gerai? Ir stenkis taip švelniai važiuoti, kad nebūtų cypimų variklio. Jo, ir vėluoji powerą sujunginėti. Jau ketvirtą turėjo būti pasai, dar vis trečią tik tais. Stenkis neužkaukinti, taip žinai. Gerai. Aišku, jeigu laisva, galėtume važiuoti dešiniau, bet jau nebevažiuok. Ai, taip turėčiau dešiniau? Jo, jeigu yra laisva, turėtum dešiniau važiuoti. Bet kadangi žinom, kad ten paskui atsiras autobusų juosta, tai viskas okei, čia klaidos net nerašyčiau. Ja. Bet šiaip iš dalies bendrai, ne, tai jeigu laisva, prašau važiuoti dešiniau. Ir stenkis poweras neužcipinti taip, kad nekauktų variklis. Šiek tiek greičiau jas junginėti. Jos pas mus vadinasi trumpas poweras, tai jos šiek tiek jungiasi greičiau. Tai čia tokia pavojinga ta autobusų juosta. Čia labai daug žmonių gauna baudas. Atsiminkime, kad autobusų juostai galim būti iki pirmo posūkio. Gerai, Augustai, paskui kai bus mums šviesoforas, mes važiuosime į dešinę. Gerai. Dar kartą einam dešiniau, ne?
sukams. Šiaip iš tikrųjų šaunuolis, kad aš pasakiau iš toli specialiai, norėjau pažiūrėti, kaip važiuosi ir autobus jos ar ne, nes buvo dar vienas nusukimas. Tai tenais aš laukiau, kol tu įsirikiuosi ir galvojau, kaip čia bus dabar taip. Bet tu labai gerai ten padarėjai viską. Galvojau, kad per anksti bus įsirikiavęs autobus jos. Tai čia kasdienai važinėjai, Tai labai kietai, labai. Nes aš galvojau, kad ten jau tau ten negerai. Kietai padarėjai čia viską. Ir per petį gražiai žvalgais, tiesiog nepavyko prigauti. Gerai. Tai matėte, ne? Tai Augustas irgi nevažiavo į autobusų juostą, kai pravažiavo ten tą nusukimą, kuris buvo tenais prie tos topo centro ir tada jisai tik tai pradėjo rikiuotis. Nes jeigu būtų per anksti įsirikiavęs į autobusų juostą, jis būtų privalėjęs sukti iškart į dešinę. O mums reikėjo reguliuojama sankryža dešinę, tai jeigu ką pasižiūrėkit, kaip jis darė, atsisukit atgal video ir labai ten tvarkingai padarė. Nesitikėjau iš tikrųjų. Toliau, kai bus žiedas, tai mes žiedę į kairę važiuosim, į antrą išvažiavimą. Čia futbolo mokyklai, ko gero, daugiau laiko praleidai nei namuose. Ne? Ja. Kai mokykla, tai arba mokykla, arba futbolo. Arba futbolo. Ja. Tai vat Augustas yra pas mus futbolistas, 69 numerių žaidžia, kietas labai. Labai gerai jam sekas žaisti fulę. Ir vairuot visai neblogai sekas. Bet vis treniruojamės iki tobulybės. Gerai. Puikiai. Gerai. Jeigu norime, kad kažkas mums gerai sektųsi, reikia daug įdėti laiko, pastangų ir tiesiog daryti. Ta patį per tą patį. Kaip ir vairavime. Nėra čia jokių aukštų matematikų, nėra čia talentų. Tiesiog šlifavimas, įgūdžių formavimas. Toliau mes važiuosime, žinai, kur į dešinę, tik atsargiai dar ant tų linijų neužvažiuok čia. Ir kai čia varai dešiniau, vis tą pažiūrėk per veidrodį. Nes maža ką yra buvę, kad mus lenkia per tą dešinę pusę. Yra buvę toks atvejis. Bet ką bedarai, visada, žinai, pasižiūrėk, žinai, kur besuki vairą, kairę ar dešinę, visada pažiūrėk per veidrodį. Nes būna, ypač su paspirtukais mes turim bėdą, kiekvieną pamoką aš apie tai kalbu, kad su elektriniais paspirtukais greičiai jų yra belenkokie ir jie tikrai nardo tarp mašinų ir menkiausias vairo pasukimas kažkoks netoks gali kažkam kainuoti gyvybę. Dėl to mes visada turim žvalgytis. Dviejais variantais galim važiuoti, arba degs papildoma sekcija į dešinę, arba degs tiesiog žalias. Jeigu dega papildoma sekcija į dešinę, praleisti nieko nereikia. Jeigu dega tiesiog žalias, praleisti pešiosius. Tai pažiūrėsim, kas šiuo atveju užsidegs. Tai tą atsiminkit, nes daug būna mokinių, užsidega žalias ir stoja laukia papildomos sekcijas. Tai va, dega papildoma sekcija, praleisti visiškai nieko nereikia. Jeigu būtų degę tiesiog žalias, tada pešiosius reikia praleisti. Gerai. Antra. Mes reguliuojamai sankryžai apsisuksime. Šiandien biškai, man atrodo, Augustą reikės pagaudyti ant sunkių vietų. Pažiūrėsim, ką išmokau. 10 pamoką, tai dar šiaip 12 pamoką, tai pradeda daug maž važiuoti, bet dar yra kur. Dar yra šiek tiek laiko mums. Ką čia norėjau pasakyti? Kai žiūrit video, siūlyčiau pamėginti ir Patreon'e, žiūrėt, kas intensyviai labai žiūri, ten kelių labai daug video papildomai, kurių ir nerasti YouTube'e. Tai kas nori ir turi laiko, prašom jungtis. Kaip prisijungti, tai rasite komentarę nuorodą. Tai vat. Ten yra labai daug pamokų. Ir vis naujas, vis dedu. Formatas yra toks pat kaip ir čia. Tai mes filmuojam tik tai kelią, vidaus nefilmuojam.
Va taip ir mokomės. Darysim apsisukimą, kadangi yra strelyta. Iš priekio nieks netrukdys. Svarbiausia, darant apsukimą, žiūri iš tenais, kad dešinę nebūčiau važiuojančių. Tai kelia didžiausia. Ir aišku, darant apsukimą, žiūrėk, kad neįvažiuotum į žmogaus juostą, nes įsivažiuoja kairė, kad per giliai neįvažiuotum. Nes tada jau būtų avarinė situacija. Reikia biškį palaukti. Trečią jungį perim greit. Važiuojam. Važiuojam. Biškį gaziuką, antrą pavarą. Čia biškį mums papipino, bet mes esam pripratę ir nekreipiam dėmesio. Niek nepadarysi. Gerai. Turėjau tai pataisyti dėl to, kad, žinai, būtum užgesęs, žinai, nes trečią pavarą netyčia jungi. Jo. Perk trečią pavarą, nes jeigu greitai sumažėjo. Važiuosime visą laiką tiesiai. Nėra streso, kai pipina žvėl? Nelabai. Gerai. Šiaip pipinti mokomajam, tai nežinau, kiek turi būti neadekvatus. Tiesiog, tai yra visiškai nesąmonė, nes pipinant dar labiau neina važiuoti dažniausiai. Gerai, tiesiai visada važiuojam. Nu, anksčiau, tipo, būdavo, kai važiuodavau, turėtų motorolerį, kategoriją, tai, pats matydavau, kad tokia mašina mokyklinė važiuoja žmonės, kurie mokinas, tai, pati biškį nervuodavo jo, bet dabar supratau, ką tai reiškia ir dabar visiškai. Dėl to mes ir esam pažymėti M raidėm, kad mes esam, tiesiog visko su mumis gali būti ir tiesiog suprasti ir užjausti. Ir šiaip nelysti arti mokyklinių mašinų, nes gali bet kada dėti ant stabdžių ir tiesiog laikytis distancijos nuo mūsų. Nevažiuoti šalia mūsų. Nepatinka, suk į kitą pusę ir nežiūrėk į mūsų. Tai va taip. Gerai, tiesiai važiuojam ir dabar bus sankryža tokia, suksim čia į dešinę. Čia labai siauras bus kelias. Perėja. Tai jeigu eina žmonės, matai per tą perėją, tai stok prieš šitą perėją. Pavarą pasikeisk, važiuojam. Esi čia važiavęs į dešinę? Ne. Gerai, ekskursiją pravesim. Nes čia dvi mašinos neprasilenda, atsargiam bordiūrų neužlipk. Judum. Oi, čia kaip siaura, ne? Jo. Pagrindiniu keliu važiuosim. Šaunuolis, kad žiūri tuos pėsčiuosius. Labai gerai. Viskas gerai neina, bet labai gerai žiūrėjai, ar neįsi per perėją. Čia buvo stipru. Pirmą karštį važiuoju nieko. Jo, kliūtis tenkis poskis apvažiuoti. Atgal trumpas. Gerai. Dabar žiūrėk, važiuosim mes tiesiai iki pat galo. Paskui į kairę. Iš greičiau važiuok. Nes tai nebuvo gyvenimo zona, kažkokia ženkla, žinai, tai per lėtai čia nevažiuok. Aišku, ir ne 50. Taip, dabar taip. Matom, yra šalutinis kelias, yra perėja, yra namas, per kurį visiškai niekas nesimato. Tai pradžioj sustok prieš perėją. Sustok pilnai prieš perėją. Pirmą parą važiuojam arčiau, nes nieko nesimato. Jeigu akivaizdžiai matytum, kad yra mašinų, tada nelipi ant tos perėjos. Bet jeigu dabar ant perėjos sustosi, nebus kritinės laidos, nes mes buvom sustoję prieš perėją.
Kadangi nieko nematėm, todėl mes privažiavom arčiau. Atsargiai, kitą pusę irgi žiūrėk. Jo. Pavojingas posūkis. Nes čia daug judesio. Gerai, biškai jau palauk, gerai. Power išjung, pailsėk. Nes žiūrėk, ten pravažiuoja pilno automobilio, ne visą koloną. Jo. Tai biškai palaukim. Apskritai, bet koks posūkis į kairę, ypač iš šalutinio kelio į kairę važiavimas, tai yra labai pavojingas. Kur reikia šiek tiek kantrybės. Žiūrėk pats. Ir aišku, iš priekio dar, jeigu važiuos tenai žmona bus kažkoks į dešinį, irgi jį praleisim. Važiavam. Tai kartais būna, kad mokiniai galvoja, oi, aš čia per ilgai laukiu, žinai, čia gausiu klaidą už tai, kad per ilgai laukiu ir tiesiai pamašinom lenda. Tai jeigu matot, kad yra pilna automobilių, nulaukit tiek, kiek reikia laukti. Nėra tokio termino tenais, kiek laukti, kiek nelaukti. Niekas ten minučių neskaičiuoja. Bet tiesiog kartais būna, kad tikrai reikia daug laukti ilgai. Tai būna. Nors atsargiai tas jau naglai čia lenda, žinai. Šiaip jeigu būtume susidūrę, ne, na aišku, jis galėjo praleisti mokyklą, bet šiaip jeigu būtume susidūrę, tai nei vienas, nei kitas kaltas nebūtų. Nes ir ten buvo, kliūtis, ir ten buvo kliūtis. Tai abudu kalti būtume. Čia jau buvo draugiškumas, žinai, kas ką praleis, žinai. Važiuok. Kaip ir galėjom ten pravažiuoti, bet tas dar gaziuką paspaudė, tai taip pavojingai jisai ten važiavo, ypač prieš mokyklinę, tai taip. Greitai iššoko. Ja. Aišku, geriau visada yra sustoti. Kur dabar čia? Tiesiai varyk. Geriau visada yra sustoti ir praleisti, kaip sako. Dabar žiūrėk, čia tokia pavojinga sankryža, važiuosim. Mums reikės atsirasti tenais tiesiai. Jo, tai dabar reikės sukti dešinę, apsisukti ir vėl sukti dešinę. Kai važiuosim dabar dešinę, iškart į antrą juostą važiuosim. Posūkis. Jeigu nieko nėra, iškart į antrą juostą gražiai. Čia jau stengis neužgazuoti, ramiai, žinai, išlikti ramus į antrą, iškart. Iškart? Jo, gali iškart į antrą tą. Čia apsisukimas, ne, žiūrim iš centro, kad nieko nebūtų. Posūkį, rodik, neišjunk. Ir iškart į pirmą juostą. Į pirmą iškart. Iškart į pirmą. Nes jeigu iškart į pirmą nevažiuosi, bus ištisinė ir jau suktis į dešinę tau nebėsi. Ir va čia į dešinę. Tai va ten, kai važiavam iškart į antrą, gražiai apsisuki ir tada vėl dešinę. Gerai. Tikiuosi per egzaminą šitą vietą niekam nepapuls. Jinai kartais būna, papuola. Bet ta vieta labai sudėtinga, biški per lėtai važiuoja, jeigu jau gautum klaidą, žinai, už per lėtą važiavimą. Normaliai varom. Ar gerai matai perėjom? Ne. Šiaip. Ne visai. Nes čia tas autobusas dar, žinai, taip užstoja visą mūsų vaizdą. Pamojavo merginas. Čia tau ar man? Gerai. Tai įsivaizduoju, nepažįstu. Tai dėl to ir mojavo, kad nepažįstu. Gerai, važiuojam biškį greičiau, tempo. Tempo, nemiegam. Tai už per lėtą pajudėjimą irgi rašomas yra klaidos, žinai. Jeigu tu tempsi labai ilgai gumą važiuodamas iš vietos, tai gali klaidą už tai gauti. Mes į dešinę važiuosime reguliuojamą sankryžą. Ir ganėtinai labai dažnai mokiniai gauna klaidas už per lėtą judėjimą. Gerai, persijunk antrą pavarą ir varom į tą dešinę. Ir švelniai koją keliam nuo sankabos. Ir taip laikomės kuo dešiniau. Gerai. Gerai. Kliūtis apvažiuojam. Neskubėk išjungti posūkį, išjungti tada, kai pilnai įsirikavai. Grįžk atgal, jeigu yra galimybė. Gerai. Ir važiuojam. Biškį reikėtų greičiau važiuoti.
ten prieky yra tiltas. Kai pravažiuosime tą tiltą, už jo suksimės į dešinę. Na ir stengsis dar pasilikti tokią atstumą, kad jeigu sugestų, kad lengvai pažiūrėtum į kairę. Šiandien mokinys per egzaminą labai mažus atstumus pasilikinėjo ir sakiau, varom į dešinę ir jis negali važiuoti, nes jam nėra vietos. Sakau, tai sako, man per mažai vietos, o sakau, ar aš tiek vietos pasilikau? Nu ne, aš pats pasilikai tiek vietos, nes pastoja vis lenda prie tų mašinų ir paprašiau persirikiuoti ir viskas ir negalėjau. Sakau, tai va dėl to kitą kartą ir pasilikti distancijos biški daugiau. Gerai, ir va čia suksim į dešinę. Irgi dar noriu vieną vietą parodyti, kur dažnai mokiniai man dabar paskumet gauna kritinės klaidas. Gerai, ir tiesiai visą laiką. Ten paskui priekį bus šviesoforas, tenais į kairę važiuosim. Gerai? Jo. Čia labai svarbus ženklas, kad yra vienpusė eismas. Perim trečią pavarą ir važiuojam. Tik su perim, čia būk atidus, nes stojo autobusas grinai perė uždaręs. Jeigu ten perė, pavyzdžiui, visiškai nesimatys, tai mes prie jos visiškai sustosime. Jo. Daug maž matos. Persim antrą jungą. Važiuojam. Tai va, kai bus reguliuojama sankryža, važiuosime mes į dešinę. Matai, kaip žmogus duris atidarė. Todėl mes vis dar pasiliekam durų atstumą. Antrą pavarą jung. Čia biški ženklo nesimato, tai kairė, jeigu norim važiuoti, turi persirikiuoti kuo kairiau. Persirikiuoti. Lėčiau. Stop. Persirikiuoti kuo kairiau. Nes čia dabar, kur tu esi, galima tik tiesiai iš tos juostos rikiuotis. Varom. Pirmą pavarą. Rikiuotis kuo kairiau. Nes čia yra vienpusis eismas ir dabar ženklą biški užstoja, tai kairę galim tik iš tos juostos. Tiesiai iš vidurio, į dešinę iš dešinės. Tai va čia gavo vienas mokinys man šiandieną kritinę klaidą, iš vidurio sumastė, kad jam reikia važiuoti į kairę. Tai va tau parodau šitą vietą, ne tik tau, bet ir visiems kitiem. Šitą vietą prašau atsiminti ir kad nepadaryti tos klaidos. Nes prieš tai ten buvo vienpusė eismo ženklas, žinai, ir čia va prieš tą sankryžą autobusai biški užstojo, mums tai buvo ženklas, kad į kairę galim tik iš tos, tiesiai galim iš vidurio, į dešinę iš dešiniausios. Ir kažkodėl mokiniai visi sumasto, kad iš vidurio reikia važiuoti į kairę. Tiesiog atsiminti tą vietą. Čia neseniai paleido iš tikrųjų tą kairę važiuoti, nes čia buvo remontas, tas kelias remontuojamas, tai dabar viskas ok, jau galim važiuoti. Ir kai važiuosi į kairę, būtinai pasuk galvą ir žiūrėk, kur važiuoji, kad nepataikytum ten kažkur į autobusų juostą ar dar kažkur, žinai. Ar prieš eismą, kad neišvažiuotum, irgi pavojingas posūkis į kairę. Tai va, žiūrėsim. Antrą pavarą. Ir kairiau, o čia liuks. Labai gerai. Tai į kairę, kai važiuojam, niekada neskubėk ir žiūrėk, kur pataikai, žinai. Jo. Nes nieks nesako varyt ant greičio ir bet kur, žinai. Tiesiog ramiai, žiūri, kur važiuoti ir viskas. Šiaip apskritai tokį patarimą, jeigu tu stovi kairiai, tai ir atsirandi ten ko kairiau, kaip, šiuo atveju, į tą kairiausią juostą. Aišku, ne prieš eismą, kad išvažiuoti. Gerai, tiesiai važiuosim. O tai ten egzaminai irgi tokia buvo, yra toksai? Per mokyklą šiandieną laikėm ir gavo mokinys kritinę klaidą. Šiandieną. Dabar žiūrėk, kai pravažiuosim tą sankryžą, persirikiuosim į autobusų juostą ir suksim pirmą posūkį dešinę. Tai būtent va tą vietą šiandieną gavo mokinys kritinę. Tai norėjau iš vidurio važiuoti į kairę, bet aš jam paėmiau už vairo ir tiesiai mes nuvažiavom.
Neleidau sukti. Sakė, nesimato linijų, bet ženklas matėsi. Nu dabar ženklo nesimatė, aišku. Tai būtų galim pateisinti, bet ženklas tikrai matėsi ir sugalvojo, kad reikia iš vidurio važiuoti. Tai šiuo atveju, jeigu tai padaryčiau, tai man būtų klaida ar kaip? Nu, aišku, galim pateisinti, nes ženklo tai nesimatė, užstojo. Žmogiškajam faktorium tai manau, kad nebūtų. Bet per egzaminą klausimas. Ramiai, neskubėk poskį rodyk, nes tavo pirmas poskis yra. Leisim praleisti autiką. Ramiai, po biškutį judėk ir rikiuojamės. Sunki situacija, ne? Gerai, matai dviračių pilną, poskį dešinę. Ir būtinai galvį dešinę, pažiūrėk, kad nieks netvažiuoja kitas dviratininkas. Nėra? Gerai, čia irgi labai svarbus ženklas, vienpusis eismas. Per kamerą nesimatė, nes ganėtinai aukštais buvo ir pačiu posūkiu. Na ir biški drabilkos. Padrebėsim šiek tiek per tą kelią. Tai va tokiu greičiu ir važiuoja ramiai savo 15, taip su antrą powerą. Randam mes šitų vietelių. Neatsimenu, kada tą vietą esu filmavęs. Bet per egzaminą tikrai galima čia užklysti. Ir užklysti. Pirmą kartą čia važinėjai. Nu, tipo, šį čia važiavau pirmą kartą. Tenais, kur vos tiesiai nuvažiavau. Ir ten toliau, kur tas į dešinę buvo sukas mažas tarpelis buvo. Jo, yra tų kozeriukų tikrai daug. Važiavam tiesiai su trumpu posūkiu. Svarbu prie mašinų nesiglaus, durų atstumo laikai. Mažakas atsidarys duris, atsimeni, kaip buvo atsidarę. Jo. Dešinio laikomės, čia vienpusis eismas jau baigėsi. Dabar žiūrėk. Ir visiems siūlau atkreipdėmėsi. Mes važiuosim iki pat galo ir į kairę. Kas? Mes negalime važiuoti į kairę. Kad tu čia kiras mandravoji. Gerai, sustok biškį čia. Sustok tiesiog, pasiaiškinkim, sustok. Gerai. Tai dabar ar mes galime į kairę važiuoti ar ne? Šalutinis yra į tą pusę, bet tam pagrindinis į ten tiesiai, tiesinis tai galime realiai važiuoti. Šalutinis kelias dabar ne prie ko. Ar į kairę galime važiuoti ar ne? Ne. Kodėl? Nes ženklas yra, kad tik vien... Tik į dešinę, ne? Jo, tik į O dešinę. kas tu esi, fūra ar motociklas? Ne viens. Tai reiškia gali. Jo. Čia negalim fūrum ir motociklam važiuoti į kairę. Tai tu į kairę gali važiuoti. Žiūrėjom, tai šitas yra toks įdomesnis ženklas. Vienas toks Klaipėdoje yra, daugiau nebuvau radęs. Tai tiesiog atsiminkit, kad greitai reikia perstatyti ženklą. Nes jeigu nebūtų, pavyzdžiui, tos fūros ir motociklą nupiešta, ne, tada tai būtų tik į dešinę. Bet kadangi jie jau buvo nupiešti, kad fūros ir tie motociklai čia važiuoti negali. Automobiliai gali. Įdomus, ne toks? Jo. Nepamačiau ženklo pačioj, neskreipiu dėmesio taip. Ja, žinau. Ir aš pirmą kartą, kai variau, sustojau, žinok, ir man biškai taip galvo kasiaus. Reikėjo biškai, žinai, pagalvoti, galvoju, kaip čia dabar taip. Nu, nebuvo ten, kad labai ilgai galvočiau, bet toksai buvo, žinai, kad kažkas čia įdomaus. Tai va, kas žiūrėjo, pasižiūrėkit, tikrai įdomi vieta buvo. Bet per egzaminą aš manau, kad būtų galim prigauti, žinai. Jo. Važiuosime tiesiai. Paskui mums nusimato sankryža. Ir toje sankryžoje mes važiuosime į kairę.
Čia tokia pat situacija, kaip buvo mums jau. Ten Bangų gatvė, kai mes buvom. Tai 1:1. Jo. Mūsų šalutinis kelias ir mes važiuojame į kairę. Kai mes važiuojame į kairę šalutinį kelią, mes praleidžiam visus. Tiek iš kairės, iš dešinės ir iš priekio. Pradžiai sustoja prieš perėją. Pilnai. Ir matom, nieko nesimato, pabiškai judami į priekį. Nes per namą kairiai pusį mes visiškai nieko nematom. Ir žiūri į kairę, dešinę ir į priekį, kad nieko nebūtų. Labai pavojingas posūkis. Nu, nieko nėra, ne? Ir savo ramiai važiuojam. Šitas posūkis labai pavojingas. Bet viską turim padaryti gražiai. Sustot prieš perėją, matom, kad nesimato, tada privažiuojam arčiau. Tada lipam jau ant perės, nieko baisaus, tada jau nėra. Bet mes turim žinoti, ką turim praleisti. Jeigu mes važiuojam ir nežinom, ką reikia daryti, o tada jau problema. Tada jau didelė problema. Taip, Augustai, mes į dešinę sankryžą važiuosime. Ir ne tik šitą perėžiūrėk, bet ir ten tą, nes jeigu tenais eis per perėją, tai laukia prieš šitą perėją, nes sustoti, žinai, negalėjom perės. Ir aišku, dviračius į dešinę pažiūrėjom, nieko nėra, liuks ir tiesiai. Tai va tą perėją irgi žinokit, jeigu tenais eina ten po dešinę ten toj perėjai žmonės, tai jūs laukiat prieš tą kitą perėją, nes tiesiog mes neturim kur sustoti. Kad nebūtų taip, kad sustojam ant perės ir praleidinėjom ten žmonės. Jeigu nėra būtina ant perės stoti, tai mes ir ant jos nestojam, biškį tempą įsijungiam. Trupučiuką mandriau. Važiuosime visą laiką tiesiai. Čia padarysim 2 sustojimus. Vieną padarysim prieš perėją, kitą padarysim prie stop ženklo. Galėjo nupiešti tų linijų biškį. Ir kitą prie stop ženklų, gerai? Arčiau, biškį, arčiau. Ir čia padarom pilnus. Ir jeigu nieko nėra, važiuojam. Tiesiai, jo? Jo, tiesiai. Jo, varom. Gerai, ir suksimės čia sankryžoje į kairę. Į Lietuvininko aikštę mes ją turim žinokit, atmintinai. Matai, žmogus eina per perėją, nesuk, stovėk čia, pavarą pirmą. Kai praeina žmogus, o dabar sukam. Jeigu tu sustosi prie perės, tu užblokuosi visą kelią. Ir gausi už tai kritinę. Net nesvarbu yra ar nėra mašina, bet užblokuot kelią negali. Todėl prieš sukimą turi žiūrėti, kad perėjai nieko nebūtų. Gerai, antrą pavarą. Ir važiuosim mes į kairę. Čia irgi buvo ženklas, kad vienpusis eismas. Tai jeigu važiuojame į kairę, tu turi persirikiuoti kuo kairiau. Šitas vietas Lietuvininko aikštę mes turim atmintinai išmokti. Labai dažnai čia važiuoja per egzaminą, netgi ne labai, o labai dažnai. Tai čia tiesiog mes turim atmintinai žinoti šitas vietas, posūkis į kairę. Ir kai važiuosim į kairę, turi žiūrėti iš priekio, kad nebūtų važiuojančių dešinę. Jeigu bus iš tenais važiuojančių dešinę, mes juos praleisim. Aišku, kai važiuosim į sankryžą, prasileisim važiuojančius į dešinę, ne iš tenais, bet iš tenais, iš priekio, kur ta raudona mašina. Pavarą išjungta, koja nuo sankabos. Čia kai važiuosi į kairę, į antrą juostą gražiai važiuosim, nes paskui vėl iškart į kairę važiuosim. Tai va, ten priekyje stovi Mazda raudona, tai jos bus pirmenybė, mes įvažiuosim, leisim jai nuvažiuoti ir tik paskui mes įvažiuojam į sankryžą. Tai va, tos raudonos Mazdos pirmenybė. Gerai, į antrą juostą. Puikiai. Ir važiuosim į kairę. Vienas iš sudėtingesnių posūkių. Biški daugiau į priekį paužiūrėk, dar žiūri iš priekio mašinų, kad nebūtų, ir per perėją žmonių, kad nebūtų. Nes jeigu eis per perėją žmogus ir tu sustosi prie perėjos, kritinė klaida už kelio blokavimą, tai eina moteris per perėją. Tai nevažiuoja. Jeigu jinai praėjo, tada varom. Ir viskas, batai mums. Kritinė būtų. Jau kritinė. Nes užblokavai dabar kelią. Ir viskas. Ir viskas ok, čia yra pamoka. Bet mes iš jos turim pasimokyti. Važiuojam gaziukas, antrą pavarą. Šiaip labai gera buvo situacija, kad žinotum, kad, biškai paskubėjai, nes ta moteris labai, matęs, kad eina greitai, žinai, paskubėjai.
gerai, kairę mes važiuosim, kadangi vienpusė eismas, atsimink, į kairę turi persirikiuot kokį veidrodėlis per petį. Gerai, ir mes į kairę. Kieno pagrindinis kelias? Mums. Tu žiūri tik iš priekio, kad nebūtų nieko. Jeigu nieko nėra, važiuojam paskui rodyk kairę. Važiuok. Gerai. Tiesiai. Tai čia tokias vienas iš sudėtingesnių vietų. Lietuvininkų aikštę mes turim žinoti atmintinai. Jeigu mes einam į egzaminą ir nežinom, kas yra lietuvininkų aikštė, pavyzdžiui, tą vietą, kur mes buvom, ir nedaug dėjau užklys per egzaminą ten, tai žinokit, kad viskas per lėtai važiuoju. Šitą pastabą jau labai dažnai gauni, ne? Tai biški per lėtai. Biški mandriau. Gerai, iki pat galo ir dešinę važiuosi. Tai čia irgi šaltinis kelias, pradžiai sustosime prieš perėją. Ir ne tik iš kairės žiūrėk mašinas, bet žiūrėk, kad nieks neapsisukinėtų. Pradžiai sustok ir praleista. Matai, bičiukas netoli, power išjung, palisėk biškį. Ir pabiškį judam priekį. Ir dešiniau. Kad nuo dešinio krašto per daug nepabėgtų. Gerai, važiavam. Ir 50 važiavam. Daug gazo, poweras laiku junginėk. Gerai. Daug gazo. Ir ketvirtą. Liuks. Aišku, Augustinas gauna ten pastabų, bet mes stengiamės susidėlioti visą vairavimą taip, kaip reikia. Taip, kaip kad nebūtų problemų per egzaminą. Tada ateitų egzaminą ir jisai važiuoja Augustas tobulai. Tai ten dėl to greičių, dėl tokių sankryžų visokių, tai stengiamės kuo sunkesnės jas tas sankryžas važiuoti. Kuo sunkiau, to geriau. Nes jeigu mes važiuosim lengvais visokiais keliais, tai mums nebus rezultatų. Tai kad mes padarom per pamokas ten kokias kritinės klaidas, tai yra gerai, nes kaip kitaip išmoksim. Tiesiog, jeigu mes darysim visada be kritinių važiuosim, aišku gerai, bet ką žinai, ar taip išmokstama be klaidų. Be klaidų mes nieko neišmoksim. Gerai, čia žiūrėk, dabar suksim į dešinę. Lėčiau, sukam čia į dešinę. Gerai, tiesiai važiuosim iki pat galo, paskui į kairę. Žiūrėk, kad tas nesugalvotų čia filipinėtis eit per tą perėją. Gerai, iki pat galo ir į kairę. Čia veiksmas. Į kairę rodė, į dešinę pasuko. Matom šaltinis kelias. Čia už perės yra, ar nėra vietos? Man atrodo, kad yra už perės vietos. Yra, ne? Tik atsargiai čia, žinai, arčiau privažiuok, persijung pirmą, paskui į kairę. Nes per tos krūmus nieko nesimato. Bet tai čia gali daryti kažkiek pavažiuoti. Šiandien pabiškita sukasi, judam. Tam matai plyta yra. Jo. Puikiai. Aš žinau, kad žiūri intensyviai tos video, daug jūs žiūri, tai jau mato daug tų vietų jau pažįstamų. Bet, kaip ir sakau, visada iškrenta visko kažkokia kitokia situacija. Gerai, mes iki pat galo ir į kairę važiuosim. Poskas. Gerai, arčiau šiek tiek privažiuok. Biškai arčiau, nes labai sunkiai matos. Pabiškuoti taip judam. Sunkiai, ne, matyti, kai nieko nesimato, taip, bet svarbiausia po biškį, žinai, tokioje situacijoje, ne ant greičio, žinai. Gerai,
važiuosim iki pat galo, paskui dešinę. Power antrą įsijung. Važiuojam kuo dešiniau. Čia greitėjimo juosta. Ir gražiai reikia iš jos išeiti. Gerai. Ir tiesiai. Ir 50 važiuojam. Jeigu jis nori įlyst, nieko neginėk, tiesiog biškį koją. Ir stenkis 5 power geriau kokį nuo šiam jungti. Ne nuo 45, biškį gal per anksti. Gerai, važiuojam tiesiai. 70 greitis. Paskui mes važiuosime į dešinę, bus pirmas posūkis į dešinę. Posūkis į dešinę ir iškart einam dešiniau, žinai, tik tais tam yra skirta lėtėjimo juosta, kad kitiem neužstabdytum greičio. Paskui važiuosim, lėčiau, paskui važiuosim į kairę, kairiau laikykis, kairiau. Toks šuolis buvo, žinai. Į kairę dabar? Jo, į kairę važiuojam. Kairiau. Kieno pagrindinis kelias? Tavo. Mūsų. Tai tau praleist nieko nereikia, važiuojam drąsiau. Tai va, ten šuolis buvo dėl to, kad nuo 30 greičio, žinai, ir staigiai antrą... Ne, nesirikiok. Nuo 30 greičio ir staigiai antrą powerą, žinai, ir atleidai staigiai, dėl to toks buvo toks šuolis, žinai. Jo. Tai va, prieš posūkį stengiamės biškį taip ramiau. Ir aišku, tam ir skirta lėtėjimo juosta, kad neužstabdytum visiems greičio. Tai kaip mes perinam į ją ir tada susimažinam greitį. Tai va. Pavojingas ten tas posūkis. Visiems ten yra reikalus jo. Per kur atvažiavam, per ten ir grįšim. Ir mes važiuosim, Augustai, čia į kairę. Jau mes čia buvom, čia kairiau biškį laikykis. Gali ir posūkį jau rodyti. Antrą powerą įjunk. Ten turi žiūrėti iš priekio ir žmogus. Važiuok į priekį dar. Ir jeigu nieko nėra, sukam į kairę. Gerai, tiesiai visą laiką. Tokiais visokiais keliukais šiandien nejudam. Jo. Kliūtis. Mes vėl važiuosime pagrindiniu keliu visą laiką. Primenu, kad ten paskui siauras toks kelias. Ten jau biškai reikės atsargiai. Posūkis, power. Tavo pagrindinis, važiuojam. Toliau bus sankryža į kairę važiuosim. Čia prieš perę sustok. Pilnai sustok, nes visiškai nieko nesimato. Pirmą powerą. Ir labai pabiškut judam ir žiūri kairį dešinę, kad nieko nebūtų. Gerai, ir suksimės čia į dešinę. Liuks, tiesiai važiuojam.
Yra ką veikti, ne? Jo. Na, bet po tokių, žinok, maršrutų, tai tau paskui egzaminas bus kaip nėra ką veikti. Biškai greičiau. Paskui bus sankryža, į dešinę sankryžą važiuosim. Dešinę? Aha. Stop ženklas labai griežtas. Ir pabiškydam. Važiuok arčiau. Dešiniau. Kairė, tiesiai. Powerą pasikeis. Jo, važiuosim į kairę reguliuojamą sankryžą. Powerą. Ir mes į kairę. Dar kartą persirikiau. Nu ką, pavargo Augustas. Iš tikrųjų sunku. Toks ištvermės maršrutas. Nevažiuok sankryžą prie linijos, stojam, stop, nes tau ten vietos nėra. Ant perės prašau nestovėti. Powerą pasikeisk. O dabar važiuojam. Jeigu ten matai, kad yra užimta, tai tu nekiš nosies prie stop linijos sustok. Gerai, žiūrėjai, iš priekio nieko nėra. Ir važiavam. Power up. Gerai. Ir būk šito juostai, nes ten paskui atsiras autobusų juosta. Tai va, šiandieną mes pamoką turėjom su Augustu, kartais vadinu Augustinu, kažkaip taip. Tai iš tikrųjų sunkus toks maršrutas, labai toks varginantis į kairį, dešinę, ten, toks net pats pavargau jau nuo tos įtampos, nes pastoji turi irgi žiūrėti atidžiai, kad kažkas nebūtų ten kažkokių incidentų visokių. Žodžiu, tikrai nelengvas, bet po tokių pamokų sunkių mums paskui egzaminas regitroje iš tikrųjų nėra ką veikti. Nu tikrai. Tai va, tai biški po biški ir mes iš vis belen kaip gerai važiuosim. Tai įvertinkit, aišku, kaip jiems sekėsi važiuoti, kaip manot, ar pavyks, kad žinau, Augustui išlaikyti iš pirmo karto regitroje. Tai mano nuomonė, kad pavyks. Jeigu ir nepavyks, tai dėl kažkokių ten, nežinau, gal dėl streso nesusitvarkys ir panašiai. Bet šiaip vairavimas tikrai jau stiprus ir, kaip ir sakau, po tokių pamokų bus vis stipresnis. Aišku, tie, kas žiūri video pamokas, tai irgi daug gali iš tokių pamokų pasimokyti, kaip važiuoti, kaip ką daryti, nes kaip pats sėdi prie vairo, kartais daug dalykų tiesiog neatsimeni, kažko nepamatai, nu, ir žodžiu, stresas iš vis nieko negirdi kartais. Tai sakau, gerai yra per video pamokas pasižiūrėti, gali atsisukti, gali pasikartoti tą vietą, žinai, tai tikrai padeda ir netgi pats čia vieną kartą žiūrėjau savo video pamoką, taip užkabinu, žiūriu, visai normaliai žiūrisi, nors šiaip savo balsą nemėgstu. Tai va, ką, ačiū tada ir kas nori daugiau video pamokų, tai siūlyčiau prisijungti prie mūsų Patreon narystės ir tenais mes turim dar daugiau tų pamokėlių ir visokių situacijų ir panašiai. Tai va, komentaruose paliksiu nuorodą. Tai iki sekančio ir visiems gero mokymosi.